Sveiki, čia ir vėl laida Nekomforto zona ir aš laidos vedėja Gintarė. Čia kalbinu žmonės, kurie negimė po laimingą žvaigždę, o laimę susikūrė patys. Žmonės, kurie išdrįso išeiti iš komforto zonos ir padarė tai, apie ką kiti tik tai svajoja. Ir šiandien studijoje žmogus, kurio idėja sujungia tūkstančius lietuvių Jungtinėje karalystėje. Labai džiaugiuosi, kad studijoje turiu šią moterį, šią nuostabią moterį. Tad nieko nelaukdama noriu pristatyti savo nuostabią viešnią. Tai nuostabi, plačiai besišypsanti, moteriškumu ir labai gražia šilta energija spinduliuojanti moteris Asta. Asta, labai ačiū, kad tu šiandien atvykai, labai smagu tave čia matyti šitoje studijoje. Sveika, Gintarė. Man taip labai malonu būti pas jus. Labai smagu. Ir kaip tavo kelionė? Kaip tau sekėsi atvykti? Ar atvykai su jauduliu? Ar kokie jausmai atvykstant čia? Nežinau. Visai normaliai toks be jaudulio, kaip kad taip prastinė diena, žinau. Kažkaip net keista. Gal jau tas yra, kad ne pirmas kartas interviu duodamas, dar kažką, tai kažkaip labai natūraliai viskas tiesiog. Tai dabar trumpai prisistatyk mūsų visuomeniai. Kasgi yra toji Asta, kuo ji dirba, kuo kvėpuoja? Čia labai geras klausimas. Aš prisimenu, kad mes klausai, parduok save. Tai tas parduok save tikrai yra labai sunkus dalykas, kai ypač žmogus nelabai nori girtis, tarkim, ar parodyti, kad kažką esi labai daug pasiekęs. Nesu aš daug ten kažko pasiekusi. Taip, tai tarkim, jeigu Jungtinėje karalystėje, tai Didžiosios Jonės UK, tai yra mano kuruojamas ir organizuojamas renginys. Taipogi esu įkūrusi lituanistinę mokyklą Edu Kregždutė. Lietuvoje tai irgi turi tokį kaip ir statusą, tai globalių šiaulių ambasadorė Jungtinėje karalystėje. Ir kaip ir viskas, sakyčiau, ir dar turiu full time, aišku, darbą. Mėlėjai, ir girdėjote, ir šitas žmogus sakė, kad nieko nepasiekusi. Čia tik tai tiek trupiniukų. Aš tau taip pasakysiu, aš pažįstu labai daug žmonių, kur kaip man asmeniškai kaip atrodo tai, ką aš padariau, ką esu pasiekusi, tarkim, tai man tai yra, menkniekis palyginus pagal tai, ką yra tie žmonės pasiekę. Ir man yra tikrai keista dar tam tikrų žmonių, kaip sugeba menedžinti laiką. Nes, tikrai laikas tai yra pats brangiausias pas mane dalykas ir spėti visur viską sudėlioti, visur suspėti, nuvažiuoti, pabūti, interviu duoti ar dar kažką, kažkoks kosmosas. Tai dabar grįžkim mes į vaikystę. Kokia tu buvai vaikystė? Koks buvai tas vaikas? Ar žinai, ten kur smalsuolė, kur viskas įdomu? Ar buvai tas ramus vaikas, kur... Chaosas. Ir kaip tau? Kaip pasakyti, už to su manim buvo visiems linksmai ir nenuobodu. Nei tėvams, niekam nebuvo nuobodu, žinokit. Beje, vaikė, tikrai vienas dalykas, kas buvo gerai, kad tai buvo sportas, tikrai sportas labai daug ką padarė ir daug kur dabėdė mane, gal mano gyvenime, nes tikrai sportavau ir Žolės riedulį Šiauliuose, teko atstovauti Lietuvos rinktinę, bet jaunučių iki 16 metų, su kuria ir atvykome į Jungtinę karalystę. Daug ko. Šiaip buvau iš tų žmonių, iš tų vaikų, kur energizeris, žinai, kai yra iš tų tokių, aš čia, o dabar aš čia sportas, čia su draugais, čia dar kažkur, tai aš ir nelabai kuo pasikeičiau. Iš pokalbio aš dabar jau suprantu, kad jau tada tu turėjai lyderio savybių. Sau. Ne visau, o turėjai ir tikrai ne vieną ir ne dvi. Ir dabar galvoju netgi, kaip dabar taip nutiko, kokie vėjai tave atnešė į Jungtinę karalystę? Tai kaip ir minėjau, tai pirmą kartą atvykau su Lietuvos rinktinė. Mums kaip tai buvo Europos čempionatas Anglijoje, tai atvykau, atstovavau rinktinę, kadangi mano tėtis jau buvo čia. Peterborė, tai tėtis atvažiavo, pasiėmė, aš pasilikau tada vasarai. Čia kiek tau metų buvo tada? Dabar aš galvoju, man buvo 15 ar 16. Kažkas tokio. Tai gerokai. Nes buvo 16 rinktinė, tai dabar galvoju, ar aš buvau 15 metą ar 16 metą. Tai
va tokiu laikotarpiu. Ir paskui aš, kol dar mokinausi Lietuvoje, mokykloje, tai vasarom atvažinėdavau čia į Angliją pas tėtį, nes jau kaip po 2004 Lietuvoje įstojo Europos Sąjungą, mes jau galėjom laisvai keliauti. Tai Legaliai. Legaliai, tai galėjau, žinai, ir pas tėtuką atvykti, žinai, ir pasibūti, jau teko ir paragauti ir darbo duonos, žinai, tai buvo taip įdomu. Tai dabar neskaitant visų šitų vasarų, kada tu jau atvykai tada, kada jau nusprendai, kad kažką tu darysi, nežinau, tu studijavai ar... Tu... Aš, matai, man atrodo, kaip dauguma žmonių, kai sako, 3 mėnesiai, 6 mėnesiai, nes pas mane gavosi taip, kad kai aš važinėjau vasarom ir kai atvažiavau, man atrodo, jau iš 11 į 12 klasę, kai jau buvo mano paskutinė vasara, sakau, viskas, dedu kryžių į Angliją, nebegrįšiu. Kaip matai, jau 20 metų. Nes gavosi taip, baigiau 12 ir pavėlavau paduoti dokumentus, tik su sveikata nespėjau pasitikrinti, nes paskui reikėjo pirmą Šiauliuose pasitikrinti, paskui į Vilnių reikėjo važiuoti. Ir sako, pavėlavai, sako, atvaryk už pusės metų. O tu nelaukiai? Sakau, gerai, pusę metų, tai pusę metų galvoju, ką aš per pusę metų Lietuvoje veiksiu, bandžiau ieškotis kažkokių darbų. Tada ir buvo krizė, 2008 buvo ir darbų tai nieko nebuvo, galvoju, ką aš čia dar ieškau, sugaištų laiko, gerai važiuoju, aš pusę metų pas tėtį, padirbėsiu, turėsiu vėl jau dar užsidirbsiu mokslam, visą kitą, nu ir gerai, bet atvykau ir nebeišvykau. Ir pat kai atvykai tada, kokios emocijos vyra, kas dėjos tavo galvoje, turėjai kažkokią baimę, kažkokias viltis, kažkokias svajonės? Aš baimę neturėjau. Ne baimė pas mus. Matai, kas yra, kadangi pas mane tėtis buvo čia gan senai, pas mane labai daug draugų buvo čia, nes į Peterborą tikrai buvo labai daug šiauliečių suvažiavę. Tai, kaip sakau, eina ir mano klasiokai yra atvažiavę. Ir ten tėvai, kaimynai, realiai aš nelabai jutausi, kad aš išvažiavau iš Lietuvos, tuo labiau, kaip žinom, lietuviški restoranai, lietuviškos parduotuvės, kirpyklos, viskas, tu viską čia turi. Tai, žinai, tu taip eini ir, kad, aišku, namai, gatvės ir, aišku, kitoj pusėje eismas. Dar vienas kita tautas. Bet ir taip, čia turbūt lietuvių daugiau negu kad priklausomai turbūt kokioje gatvėje. Jo. Tai kaip dabar taip nutiko, kad dabar tu esi be galo aktyvi? Ar tuo metu, kai buvai paauglė, kai tu atvažiavai čia, ar tu jau žinojai, kad tu būsi kažkokiam tai aktyvę kažką darysi, ar tavo buvo visai kitokie kažkokie planai, kažkokios tai vizijos? Na, kaip pasakyti, matai, aš jau Lietuvoje, kai baiginėjau mokyklą, aš jau tada organizavau renginius mokykloje. Tai, tarkim, mūsų mokyklos 100-dienis išleistuvės, paskutinis skambutis buvo mano organizuotas. Nemeluoju, kažkuris buvo ne mano, dabar nebesim, bet man atrodo, paskutinis išleistuvės tai tikrai mano ir 100-dienis mano buvo organizuojamas. Tai jau ir tada aš kaip ir norėjau eiti, pas mane, kai baiginėjau mokyklą, buvo taip arba renginių organizavimas, arba jau tada eiti į struktūrinį darbą. Tai buvo arba policijos akademija, krašto apsauga, tai vienas iš tų. Tai kažkaip tais nespėjau ir Jeigu dabar atsuktum laiką atgal, ką pasirinktum? Labai geras klausimas, nežinau. Tikrai nežinau. Kartais, žinai, dabar, ką aš veikiu ir taip galvoju, trūksta tos informacijos, trūksta to, ką gal, pavyzdžiui, reikėjo pasimokinti, žinai. Bet viską gauni su praktika. Tai kažkaip tais, aš nelabai kažko gailiuosi iš savo gyvenimo, ką aš padariau, kur aš buvau ir tai visą tai padarė mane tai, kokia aš esu dabar, stiprią, nepalenkiamą. Aš tai šiandien matau spindinčią nuostabią moterį, kuri dega akise, velniukai, žaibukai, kuri dega norų ir energiją. Bet ar buvo tokių momentų, kada tu tiesiog galvoji viską metu ir išvažiuoji, gal nebūtinai į Lietuvą, bet tiesiog išvykstu iš to šalies dėl to, kad man... Ne. Paprasčiausiai buvo taip, kad man buvo gana jau gal Peterboro, tai aš išvažiavau iš Peterboro. Lengviau. Šalies nekeičiu, šiek tiek buvo pirma toliau, tenais buvo 120 mylių, pabandžiau pabėgti, bet vis tiek ta širdis, jinai traukia, bet Forčyra, Kembridžyra, tai vis tiek grįžau į mūsų kraštus. Tai dabar atvykai iš kito miesto, bet ar vis dar tėvelių turi čia, vis aplankai? Ne, grįžo į Lietuvą, paliko mane. Va, tai tau. Tai kaip dabar taip nutiko, kad
tu atsiradai, arba gal net neatsiradai, o subūrei bendruomenę. Taip? Taip. Kaip čia pasisuko? Kodėl, kas čia per idėją, kodėl tu ją subūrei ir kaip visą tai... Matai, pas mane, kad ir čia, kai gyvenu ir Peterborą, ten aplinkui Peterborą tikrai turėjau labai daug pažįstamų ir visokio, iš visokių darboviečių, tarkim, dar kažką. Ir pas mane buvo vienas geras pažįstamas, tai buvęs Kinksyno lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintautas, tai mes labai, taip, aš stebėjau jį. Ir suprantate, taip žiūri, čia jau ambasadai, o čia žiūrėk ir į Briuselį išvažiavo, čia su bendruomenėm, jie čia kažkokie renginukus daro. Ok, galvoju. Ir matai, aš tada, kai atsikrauščiau jau netoli Milton Keynesių, aš ten atvažiavau ir aš ten nieko nepažinojau. Ir tas, žinai, gal vienatvės toksai jausmas, kad tu neturi to, ką turėjau čia visą laiką šurmulys, čia visur bėgime, kai gyvenau prie Londono. Aš labai dažnai Londone būdavau, o čia atvažiavau ir tu nieko neturi, taip galvoju, gerai, darbas, tada jau susiradau žolės riedulio klubą, pradėjau sportuoti vėl žolės riedulius, susipažinau su viena lietuvė, įsidarbinau pas ją į restoraną, jinai kaip tik atidarinėjo. Bet tam, kaip renginių organizatorė ar... Ne, aš į barmenas pas ją. Taip, kad tik pabūt tarp žmonių, kad nesėdėti namuose, nes, vis tiek, kai tu užsidarai namuose, prasideda ir visokios depresijos ir dar kažką, tai galvoju, ne, ačiū, man reikia veiklos, aš negaliu būti be veiklos. Na ir tada mes tam restorane, kadangi buvo ir virėjos, lietuvės, padavėjos, ir irgi visos tokios, žinai, kaip sakau, velniukai akyse, aš sakau, merginos, o ką man, sakau, jeigu davai pabandom kurti bendruomenę. Oi, čia buvo, čia nepavyko, čia porą metų išsilaikė, na. Sakau, bet tai ne aš. Sakau, aš jeigu darau, aš darau. Na gerai, sako, tai mes tada, mūsų tas ratelis restorano, mes parašėm postą į Milton Keynes lietuvių bendruomenę. Pavadinimas tas Milton Keynes lietuvių bendruomenė, bet ten realiai paprasčiausiai buvo tik tais pages. Kad norime kurti propą bendruomenę, kas norite, susitinkam, tai susitikom prie apskritojo stalo restorane ir taip prasidėjo. Ar daug buvo pirmą kartą lietuvių? Mes tada, dabar bijau, žinok, pameluoti, buvo 11 ar 12 žmonių. Ir tikrai, man atrodo, kad 12 maks tikrai, bet buvo labai fainai ir suprantate, susirinko žmonės, tie, kurie jau gyvena ten, tarkim, Milton Keynese po 15-20 metų, kurie jau yra buvę bendruomenėse, jie vis tiek norėjo, sako, vis tiek buvo faina, sako, susirinkdavom, sako, tai kokią mugę padarydavom, tai da kažką, sako, faina, bet sako, viskas ėjo ir nuėjo, sako, ir užsidarė. Sakau, bandom. Sakau, yra idėjų, sakau, to labiau aš tikrai labai stiprų palaikymą iš draugo turėjau, jisai tikrai Astas, sako, daryk, ką reikės, mes padėsim, tai jisai man tikrai padėjo ir kad mes prisijungtumėm ir prie Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės pagrindinės, kur yra Londone, tai mes jau tapome kaip ir skyrius tenais, tai, ėjom, aišku, turėjau užsivedimą, aš mačiau tikslą, aš norėjau būti geriausia bendruomenė UK. Kaip sekėsi? Mes labai aktyvūs buvom. Ten labai daug kiti netgi sako, kaip jūs taip galite. Mes per 2 metus, mes tikrai apie mumis visi išgirdo. Mūsų įrenginiai buvo, mūsų Liepos 6-osios irgi minėjimai, mes labai gražų ten turim tokį parką. Tai irgi tą giedojimą padarėm. Mes buvom pradėję chorą kurti. Chorą gal biškut jau vėliau, man atrodo, mes po kokių poros metų gal pradėjom kurti. Bet tikrai visokie bėgimai, viską. Kaip sakau, kaip naujai bendruomenė mes darėme viską. Mano idėja buvo taip, kad būtų stipri bendruomenė, turėtų chorą, turėtų mokyklą ir turėtų šokių kolektyvą. Na tai iš jų padarėm bendruomenę, mokyklą ir chorą. Tai liko tik šokių. Žinok, ieškojom, tikrai ieškojom, kas galėtų mokinti, dėjom tos visus skelbimus. Neatsirado, aš esu nešokėja, kaip sakau, man suburti mano, kaip sakau, yra vizija, aš turiu suburti žmonės. Kad žmonės rastų tam tikslą gyvenime, nes mes puikiai žinom, kad atvažiavę žmonės į Angliją, kiti neturi nei draugų, neturi nei šeimos, jie pasineria, tarkim, kažkas į priklausomybės ar dar kažkur. Tai man buvo svarbu ištraukti iš to pilkumo, kad žmonės rastų savo terpę kažką veikti. Nes tikrai yra be galo kūrybingų žmonių su
nuostabiom idėjom, veiklių ir jie nori, jie paprasčiausiai duok mums kažką padaryti. Nu, tai bet ir darėm. Ir ar dar ta bendruomenė gyvuoja, ar Ne. jau iširo? Deja, ne. Ar Uždarėm. tai yra paslaptis, kodėl, ar gali ją Tai atskleisti? nėra paslaptis, paprasčiausiai, kaip sakau, aš bendruomeniai vadovau 5 metus, kadangi ir pradėjo augti ir renginių skaičius, mano privačių renginių skaičius, darbas, aš jau irgi nebespėjau, aš daug ko nebespėjau, reiškia, turėjau atimti laiką iš bendruomenės. Mano buhalterės, kur irgi ten, nes kaip bendruomenė, tai turi sandarą, tai yra pirmininkas, sekretorius ir buhalteris turi būti būtinai. Sekretorė irgi sako, aš nebeturiu laiko, aš nebegaliu, mes, sako, šeimoje turim kitokių dalykų. Mano buhalterė irgi sako, aš tau atidaviau 5 metus, sako, aš jau po 2 metų, sako, aš norėjau bėgti. Tu mane dar, sako, 3 metus, sako, prikalbinti. Ne, viskas, sako, aš išeinu, žinai, na tai aš irgi norėjau jau savo kadenciją kažkam perduoti. Tiesiog neatsirado. Ir supranti, kai tu padarai metinį, paskelbi, kad bus metinis susirinkimas, į jį susirenka valdybos nariai, kurie yra 5, iš tų 5 valdybos narių išeina 3 jau į užtarnautą poilsį, na tai niekur nebelieka, tu uždarai tada. Ir kai man labai daug kas sakė, sako, čia yra tavo vaikas. Kaip? Žinai, aš taip pagalvoju, viskas turi pradžią ir turi pabaigą. Aš tą patį norėjau sakyti, kad visada yra, Jo. žinai, tas, kada jau tu gali, Taip. ir tada jau sakai, žinai, turi atsirinkti. Nes iš tos pusės, kai sakau, kas man yra džiugu, kad mes kur sukūrėme chorą, tai jisai liko dabar kaip grupės sparnai, merginos nuostabios, linkėjimai. Mokykla, mes jau, kai buvo bendruomeniai, dėl tam tikrų priežasčių mes ją turėjom padaryti LTD. Tai mokykla yra išlikusi, tai mokyklą turim, Milton Keynes'as grupę turim merginų, renginiai vis tiek jie vyksta. Kaip sakau, aš neišėjau su visais renginiais, aš renginius palikau, paprasčiausiai aš juos dabar darau privačiai. Ir jeigu dabar būtų kažkoks tai žmogus, kuris sakytų, Asta, gali man padėti, aš noriu prikelti, padėtum? Jo. Būtum už. Ir supranti, man tikrai buvo gaila, kad neatsirado žmonių, kurie norėtų perimti. Aišku, yra žmonių, kuriem aš nebūčiau leidus perimti. Netikrai yra tokių žmonių, kur, neverti. Imkim taip, žinai, kai tu įdirbi, padarai 5 metų, ant tavęs visus 5 metus lojo ir paskui, aš noriu būti pirmininkas. Čia Arba pirmininkė. Palikim dar į pokalbio pabaigą, dar neišduok visų šitų kozerių. Kortų, kozerių. Dabar šitie visi dalykai, kas tau pačiai buvo sunkiausia dalis bendruomeniai būnant? Gal čia toks, žinok, labai sunkus klausimas. Kas sunkiausia, tai aišku, yra suburti žmonės. Pritraukti ir kad žmonės patikėtų, kad mes darom kažką tai jiems, o ne savo. Mes visas šventės, ką mes darydavom žmonėms. Mes stengdavomės kuo įdomiau, kad ir pasikviesti, tarkim, Peter Boro šokio kolektyvus, pasikviesti iš kitų miestų kolektyvų šokių, tų chorų. Mes stengiamės dėl žmonių, kad paįvairinti, kad jie pamatytų, kad, ne tik mes esam čia, yra ir kitų žmonių. Bet taip, manau, čia tiksliau tas ir buvo sunkiausia, taip, kad sutraukti žmonės. Dabar, jeigu gali, prisimink savo vieną tokį geriausią, sakykime, renginį ir kokia tada buvo ta Asta, bet iš tų pirmų renginių, žinai, kada tu visas spirgėjai ir norų buvai užsidegusi viską daryti, kokia tada buvo ta Asta ir kokia dabar Asta yra? Ar gali palyginti tas 2 moteris? Iš geriausių renginių, tai aš dabar, žinok, netgi taip galvoju, pas man visi jie geri. Bet vienas gal, žinai, buvo iš tų pačių pradžios, gal buvo kokios, nežinau, Velykos, Kalėdos, kur, žinai, buvo tos didelės baimės, pavyks, nepavyks, darysim, nedarysim. Aš neturiu baimių tokių, žinok, pavyks, nepavyks. Tu, kai darai, jeigu nepavyks, tu reiškia kažką blogai padarai, tai reiškia, iš to reikia mokintis. Ir aš iš tų žmonių, kur aš mokinuosi, aišku, geriausia mokintis iš kitų klaidų, svetimų, bet aš mėgstu. Pas mus nebūtų jų. Bet aš mėgstu, žinok, ir savų labai pasimokinti. Ir aš nežinau, aš esu iš tų žmonių, gal, kaip sakau, optimista labai smarkiai. Aš žinau, kad man viskas pavyks.
Mane ne veltui draugai kiti ragana vadina vien dėl joninių, vien dėl to, kad per jonas pas mumis oras yra užsakytas. Nors jau draugai rašo, ten tarkim, lieka 2-3 savaitės iki renginio, žiūri orai, o ten rodo 90% lietus. Skambin, ragana, matai orus, nepergyvenk. Užsakysim. Bus 30, akurat 30, o mes taip, Ir dabar jau, kad jau prabilai apie tas didžiasias jonines, kaip gimė šita idėja? Joninės, matai, mes jau buvom pradėję daryti, kai bendruomenė buvo. Mes pirmasias jonines pradėjom daryti 22, berods, kai buvo lockdownas dar. Kai pradėjo leisti lauke būriuotis iki 30 žmonių. Tai vat mes tada jau toj pačiai vietoj kaip ir dabar, Emberton Country Parke, mes padarėm tokias mažas jonines ir tai buvo toksai, kaip kiti vadino, VIP, sako, nes, mes puikiai suprantam, irgi negalėjom viršti žmonių skaičiaus, mes tada, kadangi irgi labai gerai bendravome su Vizbičiaus lietuvių bendruomenė ir su Kingslyno lietuvių bendruomenė, tai mes pakvietėm juos. Tai jie atvažiavo su brevė į vieną autobusą, visi atvažiavo, buvo atvykusi lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir tuometinis ambasados atstovas diasporai Tadas Kubilius. Tai tikrai buvo labai smagu, jos buvo tokios mažytės, kaip sakau, buvo leistina 30 žmonių, mūsų buvo šiek tiek ten daugiau, man gal atrodo, iki 50 gal, ne, tai buvo senai. Taisyklės yra tam, kad jas laužyti. Tarkim. Ir tada prasidėjo. Tai va čia buvo pirmosios ir paskui jos pradėjo augti. Jos realiai paskui pradėjo augti. Ir paskui jau, tai praeiti metai buvo joninės daromas jau nuo mokyklos, ne nuo bendruomenės, o šie metai jau yra ir mokykla, ir yra kita kompanija dar. Bet dabar, ar tu pati supranti, žinai, man šiurpas eina kūną, ar tu pati supranti, kokį grandiozinį renginį tu sukūrei? Tai ne aš sukūriau, tai sukūrė komanda. Bet pagrindinis organizatorius? Tai. Žinai, kaip pasakyti, svajok ir svajonės išsipildys. Tai buvo viena iš tavo svajonių? Aš kai įimus, aš noriu, kad mano būtų pats geriausias, pats didžiausias. Supratau. Tai dabar, kai tu suburi tokią masę žmonių, čia nebe apie šimtus mes šnekam, apie tūkstančius, ką tau pačiai reiškia stovėti ant scenos ir matyti šitiek žmonių laimingų šeimomis, su draugais, su, nežinau, pažįstamais, juokas, šypsenos, emocijos, ką tau reiškia suburti tiek daug žmonių? Žinok, kaip pasakys, klausai, ką man tada, kai atsistoja ant scenos, čia, sakau, aš galiu laisvai išnekėti, tada, kai reikia atsistoti ant scenos, pasakyti žodį, tai rankos dreba, kojos dreba. Tokios drebančios. Patikėk manim, tikrai yra ne kartą buvę, kad tu atsistoji ir tu atrodo atsistoji, žinai, ką tu pasakysi. Jau tekstas buvo išmoktas, atsistoji, pamatai, labą dieną. Tikrai, ne, tai yra tikrai faina, kai sakau, kai tu įdedi tiek darbo ir tu pamatai tokį rezultatą, tu supranti, kam tu dirbi. Ar buvo toks momentas, kad tu jau po renginio sustoji ir pagalvojai, yes, mes tai padarėm? Tai jo, sekmadienį. Po visų jau. Kai einam tvarkyti visą aikštę, mes apie taip, jebra, mes padarėm. Bet taip tyliai? Mes naktį garsiai buvom. Mes jau dieną nebegalėjom kalbėti. Tai gerai, tai tu dabar visą laiką įsivaizduoji, kad tavo renginiai turi būti tokie grandioziniai, dideli ir tas žmonių būrys, ta visa komanda. Tai tu kaip manai, kas įtakoja tavo viso to grandiozinio, kaip čia dabar pasakyti, renginio sėkmę? Kad jisai dabar šiai dienai jau yra vienas iš didžiausių, daugiausiai lietuvių suburiantis renginys. Aš manyčiau komandą. Be komandos, supraskim, su manim jau žmonės dirba kai kurie 4 metus. Tai Jonės dabar bus 6, tai kiti net 5, man atrodo, dirba. Tai, kai sakau, tai yra tikrai žmonės, kurie nori atsiduoda, kurie nori būti, jie mato tikslą, jie randa save svarbiausias
ką veikti, kur būti. Ir manau, tai yra didžiausia sėkmė. Ir kad toksai renginys įvyktų, žinok, reikia daug noro. Labai daug noro. Žinai, dabar manau, kad tie, kurie žiūri ir galvoja, žinai, čia tik tai joninės. Ar esi kada nors paskaičiavus, kiek iš tikrųjų komandos narių prisiduria prie viso renginio, kiek yra ten tų rankelių? Imkim taip, tarkim, praeitais metais, šiais metais, tiksliau nuo praeitų ir užpraeitų metų, beveik visus metus pas mane yra komandos, bet dabar pradėjau struktūrizuoti komandą, kad anksčiau būdavom taip, būrys, ir sprendžiam, žinai, prie stalo atsistoja, mes balsuojam už tai, o dabar ne, pas mane dabar yra, tarkim, komanda, tarkim, šiais metais aš dabar turiu 12 menedžerių komandą, aš kaip vadinu, kur kiekvienas turi atsakingas savo darbą. Tavo darbas paskirtas, kaip tu nori, taip su juo turi susitvarkyti. Kyla iššūkių, dar kažką kreiptis, visą laiką padėsim, rasim, pasitarsim tada, bet, kaip sakau, aš irgi jau visko nebegaliu apriepti, nes su kiekvienu renginiu, kai jisai didėja, kai tiek žmonių ir didėja iššūkiai ir man, ir tikrai jų labai didelių būna, ir tu turi perleisti kažkam tais savo atsakomybės. Ir tikrai, mano dabar žmonės, kurie dirba su manim, tai jie tą ir daro, jie jau būrė savo komandas. Aš tik norėjau klausti, ar tas 12 žmonių turi dar po savim savo komandas? Taip. Ir jie gali tiesiog trumpai apibūdinti, ką daro kiekvienas tas tavo atstovaujamas žmogus ir kokią komandą jisai sukuria, kiek žmonių ir ką ten daugmaž daro tie žmonės. Čia tam, kad žmonės įsivaizduotų, kas iš tikrųjų slypi po tuo renginiu ir kokie tie užkulisiai. Užkulisiai tai yra tokie labai paprasti, sakyčiau. Tai aš turiu vardais vardinti komandą. Gal ne vardais, gal linkėjimus gali perduoti. Linkėjimai mano mylimiausiai komandai, tikrai. Gal ne vardais, bet tiesiog, žinai, daugmaž kas ten yra, kad, sakykime, ten fotografų komanda, muzikos komanda, vadovai kažkokie, kurie... Aš neįsivaizduoju, aš nesu buvus nei tam renginiai, nei kaip ta virtuvė veikia, aš dar neįsivaizduoju. Tai bus labai malonu pamatyti šiais metais tave. O renginys tai vyksta taip, aš turiu draugę sekretorę, irgi kaip pavadinti, mano viena iš dešiniųjų rankų. Yra kitas žmogus, kur irgi, sakyčiau, mano yra dešinioji ranka, kur man patarė, pykstamės, patarė, vėl pykstamės, vėl patarė. Paskui yra žmonės, kurie atsakingi ir už fotografijos, tai jie renkasi savo komandą. Yra komanda, kuri yra atsakinga, tarkim, už visos apsaugos ieškojimą. Tai nereiškia, kad tik vieną apsaugos kompaniją nusamdyti, tai reiškia ir sužiūrėti, kad būtų saugus išėjimai, visą kitą. Paskui turime komandą, kuri yra atsakinga už aikštelę, kad žmonės galėtų kur mašiną sustatyti, viską sudiriguoja, kad saugiai žmonės daeitų iki renginio. Paskui mes turime, tarkim, mūsų svečių iš Lietuvos atvykimo komandą irgi, kur suorganizuoja jiem visą transportą, tarkim, yra paėmimas iš oro uostų, atvežimas į viešbučius, parvežimas vėl į šventę ir visas transportavimas ir tenais hostingas visas pačio renginio metu. Yra mūsų vadinama VIP area irgi, tai kur grinai jau tenais mūsų žmonės perkasi bilietus į juos. Paskui turime garsistų komandą nuostabę, paskui turime žmonės, kurie yra atsakingi už prekybininkus, tai jie deda visus postus, kurį ieško, kas atvažiuoja pas mus prekiauti, tai ir tą pačią mugę, ar ten ieško tų pačių maisto gamintojų, kas atvažiuoja pas mus ir tiekia maistą. Paskui yra komanda, kurie prižiūri bilietus, tikrina, tai paskui yra kiti, kurie prižiūri mūsų stovyklavietės, kempingus, irgi žiūri, kad būtų visos mašinos, kad būtų tvarkinga. Paskui, žinau, ką tik buvau prisiminus, ir svarbiausias žmogus, tai vienas iš svarbiausių, tai mūsų savanorių menedžerė, nes jinai ieško savanorių. Tai ir tikrai yra labai svarbi tokia, sakyčiau, pozicija, nes, kaip sakau, be jos yra tikrai irgi sunku. Kaip sakau, kiti jau mes turime savo, jau ten ar šeimos nariai ateina padėti, ar tai ateina draugai, vis tiek, tu turi, jau įtrauki, kaip sakau, tai yra toksai, žinai,
Virvės traukimas. Tu po vieną, taip dažnai ir Bet aš kaip pritrauki. suprantu, nėra taip lengva pakliūti pas jūs, kad, žinai, bet ką paimtumėt, nes kažkokios tai vis tiek turi būti. Kaip tu pati, pavyzdžiui, atsirinki savo va, tos komandos narius? Vis tiek kažkokie kriterijai turi Mano būti. komanda, atsiprašau, mano komanda yra beveik mano visi draugai. Tais, kuriais galėjau pasitikėti. Kuriais aš galiu pasitikėti, su kuriais jau uždirbu ne kartą. Ir aišku, kiekvienais metais būna, kad pasikeičia kažkas tai naujas ateina. Kadangi renginys ir didėja, reikia vėl dar kažką pamatom, aha, tenais dar reikia žmonių, kad tenais pažiūrėtume mane. Tai yra visokių terpių, kur mes galime įkišti tos žmonės. O kaip atsirenku, tai tarkim savanorius, kadangi dabar jau nebe aš atsakinga už juos, tai mes neatsirinkinėjom. Nes patikėk manim yra labai sunku. Mes jau džiaugiamės, jeigu kažkas pasako, mes būsim, mes ateisim. Tai jau tada taip gerai, ačiū. Tai tikrai mes duodam ir geras sąlygas ir tiek savanoriams viską, nes tada jie gali pas mus pasilikti jau su nakvynėm, kadangi tuo labiau, kad nereikia mokėti. Šeimos nariams jau duodame nuolaidas, maitinimas, viską. Na, plus ta emocija pas mumis pabūti, tai žinok, kažkoks tas vaibelis, tai kosmosas. Tai dabar, kaip tu pati galvoji, kas yra svarbiausia komandoje? Lojalumas, motyvacija, talentai? Lojalumas pirmoji eilėj man. Kitas dalykas, aš sakyčiau, drąsa. Nebijoti išsakyti savo nuomonės. Nebijoti daryti ir imtis kažko naujo, imtis kažkokių avantūrų vadinamų. Ir gal sakyčiau kūrybingumas. O dabar atsakykit tokį klausimą. Komandos vieningumas. Kaip jį išlaikyti, kaip padaryti taip, kad sutikim, kad visi mes turėjom patirčių su nežinau, draugiam, kolegom, darbuose ir panašiai. Ir aš tikiu, kad tokią komandą turint irgi yra intrigų, yra melo, yra kažkokių paslėptų, galbūt apkalbų ar kažko. Kaip su viso šitą dalyku susitvarkyti? Žinai, aš taip pasakysiu, kiekvienam darbe nesvarbu. Ar tu būsi Apple direktorius, ar tu būsi Amazon direktorius, tu, jeigu nori sėdėti toje vietoje, būti direktorium, tu privalai apeiti taip ir sužaisti, kad intrigų nebeliktų, pykčiai dingtų. Ir kartais tokiu atveju tenka gal ir atsisveikinti su tam tikrai žmonėm. Kartais gal, kai sakau, aš irgi nesu auksinė, kartais reikia ir man atsiprašyti. Kaip sakau, nereikia bijoti pripažinti savo klaidų ir nebijoti atsiprašyti. Ar yra tai buvę, kad teko pašalinti komandos kažkokį tai narį už, tarkim, taip, taisyklių pažeidimą? Gal net ne taisyklių, bet už netinkamą elgesį. Jūsų komandos atžvilgiu. Jeigu nori, gali nesakyti. Aš gal taip pasakysiu. Žmonės ateina, žmonės išeina. Bet yra taip tekę. Žmonės ateina, žmonės išeina. Koks pats, sakykime, tau galbūt įvykis yra labiausiai įsimintinas, kuris buvo, sakykime, nemaloniausias iš tavo pusės, iš komandos pusės, iš tiesiog, toks, žinai, galbūt išgirdai kažką, galbūt kažkas įvyko, kažkoks, nežinau, nesutarimas, kuris buvo toks, žinai, kad, dabar prisimeni, gal dabar ir pasijuoktum, bet tuo metu atrodė, kad... Žinok, aš tau taip pasakysiu. Praeitų metų Jonės, tai komanda tikrai nuostabiai neturėjom. Turėjom ten šiokių tokių, bet, kaip sakau, mes visi esame žmonės ir mes turim suprasti kai kurios žmogiškosius faktorius irgi. Šių metų komanda, bent jau po šiai dienai tikrai, kaip sakau, dream team. Intrigų nebūna. Po kol kas dar ne. Ar dar iki tavęs nedaėjo? Dar iki manęs nedaėjo, bet žiūrėk, iki manęs labai greitai daina. Arba patys pasisako, arba, žinai, aplinkui. Bet, tarkim, kai būdavo prieš kokius 3 metus, imkim taip, 2., 3., 4. Jonės, tai buvo tikrai tokie labai sunkus, labai skaudus. Kaip man, kaip organizatoriui, kuri tu atiduodi viską. Ir tikrai buvo labai skaudžių ir komentarų, buvo skaudžių pasakymų ne vien, kad tik man, bet ir komandai mano
nors, kai sakau, ir komandai mes turėjom problemų, bet dar kai ateina iš išorės, dar tau duoda tokį priešą, tokį, žinok, nemažą. Kandžiasi. Ir tu taip žiūri, taip galvoji, tu kur vėl įkišai galvą, ar tau to reikia. Ir tada tu, jo, reikia. Ir tu galvoji, jeigu apie tave kalba, jeigu dar žmonės vis dėlto ateina dirbti su tavim, tai reiškia, tu kažką gerai darai. Bet ar esi pajutus, pavyzdžiui, konkurenciją renginių atžvilgių? Yra kažkas bandė kopijuoti jūsų renginį? Matai, Jonės yra tokia šventė, jinai yra švenčiama ne vien tik pas mus. Tai tikrai Cornwallis, pavyzdžiui, šiais metais irgi vadaro, žinau, kad atlikėja Diamond tenais koncertuos. Dabar galvoju, kas dar šiais metais daro, po kol kas dar negirdėjau kitų, bet matai, Jonės tai realiai tos bendruomenės, imkim, lietuvių bendruomenės, tai jos ir švenčia visas lietuviškas šventės, tai Jonės yra lietuviška šventė. Tai kadangi kitos yra mažesnės bendruomenės, jos ir susirenka ten, tarkim, Jų ratelis mažesnis. Jų ratelis. Tokio grandiozinio renginio, kad ten... Čia jau kaip ir festivalis, pasisgaunas toks. Aš jį vadinu jau festu. Aš asmeniškai jį vadinu festu, nes, kai į renginį, kai tu darai, tai tu atvažiuoji tą pačią dieną, tu išvažiuoji. Mes atvažiuojam jau nuo penktadienio, mes išvažiuojam sekmadienį, pirmadienį ir dar atvažiuojam antradienį, trečiadienį, nes reikia dar viską dabaigti. Sutvarkyti. Jo, tu nespėjai, tu fiziškai nespėjai. Buvo vieni tikrai, kas darė irgi kelis gan didelius, kaip sakau, tais laikais, kai mes darėm, kaip bendruomenės, tai irgi buvo bendruomenės, kur surinkdavo ir po 500 irgi žmonių, tikrai neblogi, bet kai mes pradėjome augti, jau pas mumis buvo nebe 500, pas mumis jau ėjo 1000 su viršumi ir vis toliau augam. Tai tie patys organizatoriai, kai kurie, jau jie patys nori pas mumis atvažiuoti, paprasčiausiai dalyvauti. Buvo aišku ir tokių variantų, kur, vos neįvyko ten kelių mylių atstumu nuo mūsų, labai irgi norėjo vienas žmogus daryti, norėjo, kad mes tada, kai buvome ir bendruomenė, kad mes prisijungtumėm prie jo renginio, bet, supranti, kai tu turi jau tokią komandos įdirbį, esi tokį padaręs. Kodėl tu turi savo idėją, savo darbą perleisti kažkam, tai, nori gerai, daryk, prašom. Ačiū už pasiūlymą. Ir kaip sekės tiem dviem renginiam? Jie abu įvyko viename? Bet ar esi, pavyzdžiui, pajutusi, kad kažkas kiša pagalius į ratus būtent dėl šito renginio? Tai visą laiką. Kaip su to tvarkais? Tegul kiša. Pum. Tegul kiša. Suprask, žmogus toks įdomus sutvėrimas, žinok, jis moka mylėti, bet jis labai moka ir pavydėti. Ir yra baltas pavydas ir yra tas jau negatyvus pavydas. Ta negatyvų pavydą tu paprasčiausiai ištrini. O realių veiksmų yra tekę kažkokių patirti, kur, žinai, būtų, kur tikrai greuna renginį? Kažkokie leidimai neduodami, dar, žinai, tokie? Ne, aš su tokiais, aš labai gerai bendrauju su vietiniu konsulu, tai su jais mes tikrai neturime jokių problemų. Kaip, mes turime jau problemas, nes mūsų išaugo jau tokį renginį, kur mes turim tokią masę žmonių. Tai yra jau, bet ir man atrodo, jau žiūrėsim, gal kitais metais jau paprasčiausiai teks keisti vietą, nes mes nebetelpam fiziškai. Ar esi paskaičiavus, kiek žmonių buvo paskutinį kartą? Pagal viską buvo apie 2700. Ir čia mažas renginukas, jo? Kur bus tavo ribos, lubos? Lubos tol, kol nesukišiu į vieną renginį visų lietuvių. Nors matai, pas mane international, pas mane labai daug atvyksta, žinok, ir tarkim, ir tų pačių anglų ir visą kitą, jie labai yra susidomėję. Energija. Energija, jie kaip pamato mūsų tos visus tautinius rūbus, tautinius šokus. Šaltibarščiai, tai ypač kaip pas mums plus 30 būna, ir žinok, kai šaltibarščiai duodi tiem, tarkim, kur atvažiuoja, tarkim, konsulo policija mums patikrinta kažką, jie tokie atsisėdė, mes neišvažiuosim. ir tu supranti, kai tu pamatai, kad anglas valgo šaltibarščių. Pink soup. Ir tu taip, wow, reiškia, kažką gerai darom. Aš prisimenu vieno anglų iš tikrųjų pasakytą frazę, kada aš papasakau apie šaltibarščius. Ir jis sako, kas? Pienas. Su svogūnais. Čia dabar kas? Dabar šitas anglas valgo kuo puikiausiai šaltibarščius. Ne, žinok, čia toks dalykas. Maistas yra labai įdomus, žinok. Įdomesnių kokteilių dar žinok, su kefyru. Kefyras yra labai geras dalykas. Man buvo keišiausias su apelsinu, tai nežinau, ką tu. Su mineralinį pabandyk.
Kuom baigsis? Labai gerai, žinok. Labai gerai, žinok, daisės spausti citrinos ir biškutį druskytės. Pasaka kokia yra. Girdėt, mėlyje receptą. Tai dabar žiūrėk, jeigu šiai dienai yra žmogus, kuris nori organizuoti kažkokią tai šventę, nori organizuoti koncertą galbūt gale, tu kaip organizatorė, kaip vadovė, ką patartum tokiam žmogui, kuris dabar dvejoja daryti, nedaryti, bandyti, nedaryti? O koks būtų pagrindinis patarimas? Ne tik, kad daryk, bet ką iš savo pusės, iš patirties savo galėtum pasakyti? Na, matai, mano patirtis užaugusi biškutį per kitus dalykus. Bet jeigu žmogus norėtų, tarkim, nori daryti koncą, ne? Tarkim, nuo ko pradėti, tai pirmoji eilė turėk planą, ko tu nori, ko tau reikia ir tada žiūrėk, ar tu turi tam finansinių pajėgumų. Išduosiu paslaptį, kreipkitės į Astą. Viskas yra planavimas ir yra, aišku, toks dalykas finansai, kur, na, arba tu turi labai gerai suktis ir turėti, iš kur jų gauti, kad... Banką apvogti. Variantas, einam, būsim su Tomas. Tai gali būti mūsų paskutinis renginys. Nes var, bet tai įsivaizduoju, per visus laikraščius. Sėdi, dvi. Jo, tai paprasčiausiai sakau, turėti planą, susižiūrėti, ar tu gali jį gyvendinti, pažiūrėti, ko tau trūksta, kai tau kažko trūksta, tu ieškai, iš kur to gauti. Man, tarkim, kažko trūksta, aš kreipiuosi iš žmogų, kuris man gali kažkom padėti, ar turi ryšių, kurie man gali padėti. Tai yra paprasčiausias toks labai geras dalykas, tai yra networkingas ir tu be networkingo tu niekur, nepraeisi. Aš kai sakau, aš kartais nesuprantu, kaip man tai pavyksta, žinok, padaryti ir kodėl žmonės ateina pas mane. Kodėl aš turiu, kodėl žmonės ateina pas mane dirbti su manimi, aš tikrai žinau, kad aš esu labai sunkus žmogus. Bet gal tas ir traukia, sako, žinai, gal iššūkis traukia. Iššūkiai, gali būti, kad tai iššūkiai dirbti su manim, da kažką tai, bet tikrai sakau, aš stebiuosi ir aš esu be galo dėkinga savo visai komandai ir visiems žmonėm, kurie man padeda. Tai ne vien tik mano komanda, tai yra žmonės, kur iš viso outside, tai tarkim, ir Lietuvoje netgi, kurie sėdė dar kažkur. Ir tau duoda tai patarimą, tai tau duoda kontaktą, tai tau da kažką. Tai. Ir žinai, dar vienas dalykas, tu turi turėti charizmą. Vis dėlto ir aš nebijosiu tą pasakyti, taip aš tą turiu. Tikrai turi. Tikrai. Ir aš jaučiu, žinok, ją. Ir tavo energiją, ir tavo tą tokį, žinai, proveržį. Tai, mėlyje žmonės, iš tikrųjų, pagal Astos, pagal tai, ką jinai papasakojo, aš supratau vieną tokį dalyką. Jau buvau gal ir prieš tai supratusi, bet dabar tu tik tai paliudėjai, kad iš tikrųjų neverta konkuruoti, verta kolaboruoti. Taip. Ir taip gimsta ir dideli projektai, ir nauji projektai, ir palaiminimas iš kitų žmonių, ir pagalba. Tai dabar mūsų linksmoji dalis atlikėjai. Didžiosios Joninės iš tikrųjų garsėja atlikėjais. Kaip jūs juos prisikviečiat? Ar tai yra, tu sugalvoji, kad va šiandien kviesiu šitą, ar kaip visas šitas reikalas vyksta? Su atlikėjais yra du žmonės, kurie dirbam, tai esu aš ir Gedas. Tai Gedas vienus žmonės kalbina ir taip tiesiogiai kalbina. Aš einu biškutį kitais keliais, ten per Lietuvos pažįstamus, per dar kažką, tai aš aplinkui bandau apeiti, bet jeigu man jau aplinkui neišint, tada aš jau irgi tiesiai skambinu. Pliusas minus atraukėt, vienas tiesiai, o čia mes moteris aplinkui. Gyvatė, žinai, ta tokia. Tai vat mes dviesi ir mes renkam, mes tikrai skambiname, mes tariamės, būna, kad tikrai ir nesutinkam dėl tų visų atlikėjų. Ne visų, tarkim, pasiūlymai, dar kažką, ir tu taip, atlikėjas geras, bet tu turi suprasti, į kokį tu renginį kvieti. Ir, tarkim, šių metų mes ką padarėm, tai aš kažkaip į tai iš pradžio taip žiūrėjau ir taip galvoju, Asta, tu čia rimtai. 6 grupės, 6 atlikėjai atvažiuoja ir visi skirtingo beveik stailo. Arba tenais, jie skiriasi. Ir tu taip, pritrauksim, nepritrauksim žmonių. Ir žinok, kai sakau, nereikia bijoti. Tai pritraukia žmonės. Išdaug paslapti, kada buvo soldautas?
Pas mumis soldautas pilnas jisai nėra, bet... Jo, žinau, bet tas pagrindinis... Ne, pas mumis soldautas palapinės, pas mumis soldautai šeimų biletai, pas mumis soldautai pirmieji releasai, antri releasai, pas mumis jau tie soldautai, pas mumis realiai yra likę tik tais vipai ir šeštadienio programa. Taip, išduok paslaptį, nes aš žinau, kad mes esame kalbėję ir sakė, kad per pirmas... 4 valandas. 4 valandas. Va čia tai renginys. Ir čia svarbiausia, per 4 valandas mes išpardavėm palapinės. Kur, nu, Tai buvo vietos su palapinė. Jo, tai kai, žinai, kai kitas sako, oi, tai čia, žinai, davė 10 bilietų ir padarėt soldautą. Nu, tu 10 bilietų palapinių tai nepastatysi. Nu, tai yra pas mus labiau ne vienas, pas mumis keli kempingai bus. Tai kai tu pagalvoji, wow, čia turim tai. Ir mes tik paleidom bilietus ir aš atsimenu, berods penktadienis tai buvo. Ir apie vakarą 7-8. Ir tai mano telefonas. Tai bilietai. Draugas taip sėdi, kas čia? Sakau, bilietai Jonino. Dobras, man sako, tiesioginė, sakau. Ir tu supranti, aš taip sėdėjau, aš komandai čiatą mūsų parašau, sakau, hebrytė, paėjo. Sakau, taip, sakau, mes padarėm soldautą. Tai jau, ten jau mūsų, kaip, žinai, kai tu esi menedžeris arba, nu, team memberis, ne? Jau tavo draugai ten, arba pavėlavę. Ne, tai tenais dirbė, girdim, nu, tai tu... Davai, paplatų, žinai. Ir tu taip... Ne. Nebėra. Ir supranti, mes patys taip sėdim. Ir man komanda sako, o tu mumis, sakė, paskaičiavai. O tu juos iš tikrųjų paskaičiavai? Mes tilpsim. Mes visą laiką telpam. Komanda, jeigu būsit kur nors sugrūsti, nepykit. Mes visą laiką, žinok, telpam. Nu, blogiausiu atveju mes rengime aikštį, galim išpirkti. Muzika užtyla, viskas užtyla, žinai, tai. Nieko tokio. Jeigu matysit, kas kur nors kampe miegantį, žinokit, kad yra Astos komanda. Tiesiog neliko vietos. Tai dabar grįžtam prie atlikėjų. Ar yra tai buvę, kad atlikėjai nepasirodo, pavyzdžiui, paskutinę minutę? Ne, nebuvo tai. Tokių neturėjom, ačiū Dievui, nes tai tikriausiai būtų dar kokie 100 plaukų žilų ant mano galvos. Aš tą turiu dažnai blondiniškai. Na, žinok, stengiuosi atrodyti natūraliai. Ir dabar iš tų visų jūsų pakviestų, ar būna taip, kad žmonės sako ne? Ir kokios dažniausiai būna, jeigu būna priežastis, sakykime? Matai, pas mane yra viena sąlyga, kai aš kviečiu atlikėjus, kad jie pusę metų negali koncertuoti Jungtinėje karalystėje. Kodėl? Daug. Kad būtų didesnis dėmesys. Tai yra mūsų renginys, jeigu mes jau kviečiame į renginį, kaip sakau, žinai, nu, tie, kurie jau, tarkim, važiuoja vos ne kas mėnesį, nu, kas jau beisiai tą. Mes norim daryti išskirtinius, mes norim išskirtinių svečių, išskirtinių muzikantų ir mes tą turim. Ir taip buvo viena atlikėja, šiais metais mes tikrai ją labai norėjom paimti, jau kaip ir sutartis buvo pasirašytas, bet jiem netiko mūsų sutarties paragrafas, kad mes neleidžiam koncertuoti, tai teko sutartį nutraukti. Nieko, galbūt pamatysim kitais metais. Aš tikiuosi, aš kaip sakau, aš visą laiką noriu kuo gerin, kuo aukštyn ir kuo su geresniam grupėm. Kaip sakau, visi turim skirtingą skonį muzikos. Kažkam gali patikti, žinai, ten, tarkim, pavadinkim kokią Jordaną, ne? O kitiem koks Cicinas, sakys. Nu, ir, žinai, tu turi balansuoti tarp visko. Tu nesukviesi visų. Galima pabandyti. Kad einam banką vokti. Čia viskas apie finansus. Jo, panas kažką sugalvoti. Aš irgi tą patį norėčiau, žinok. Mano idėja, žinai, tai būtų padaryti kokį 3 dienų lietuvišką festą, įsivaizduoji. Tu labai gerai manifestuoji, tau labai gerai sekasi eiti tiesiai, ypač su gera komanda. Su gera komanda. Bet ar yra va toks atlikėjas, kurio tu niekada nekviestum? Nu gerai, pirmas kriterijus, kad neturėtų koncertų, bet tiesiog va atlikėjas ar grupė, kur turi kažkokį tai kriterijų, kur sakai, Ne tai, kad yra kriterijai, bet aš kaip ir sakiau, mes visą laiką atkreipiam tą tokį vis dėlto dėmesį, kad tai yra Jonas. Mes turim žiūrėti, kad jisai būtų bent kažkiek jau tikrai žinomos dainos, tarkim, ne? Ir kad jo tas žanras, nu, užkurtų žmonės. Kad jisai turėtų savo klausytojus. Tai mes iš to į tokius žiūrim, aišku.
gal, Kad nežinau. pataikytų į tą Kad- patį balių. Jo, kaip sakau, metalo grupės, tikrai nekviestumėm. Atsiprašau, ne tasai tūsas, kaip sakoma. Kad ir aš net sakau metalo taip padaryti kokį koncertą, bet šiai šventijai aš asmeniškai aš nematau, kad mes galėtume tokio muzikos žanro, tarkim, grupės kviesti į savo renginį. Žodžiu, gerai, muziką aptariam, kolektyvą aptariam. Dabar aptarkim, kiek laiko trunka jūsų pasiruošimas kaip komandos? Nuo kada jau jūs ruošiatės, nuo kurių kalėdų planuojat savo Tai renginį? baigiam Jonės apačią, kitą dieną organizuojam. Supratau. Metus laiko. Lygiai metus. Dėl to, kad jau tikrai pradedam su atlikėjais derinti po. Nes yra kai kurios grupės, kurias aš jau bandau 3 metus paimti. Ir aš skambinu po joninių ir jie man pasako, mes jau užbukinti kitiems metams. Ir tu tada supranti, kad, reiškia, kažką tu blogai darai. Tai aš jau dabar prieš 1,5 metų jau jas užsibukinau. Jo. Jau greitai bus prieš 2 metus. Žinai, turi dirbti. Kiek pačiai tau kainuoja nervų ir visų kitų dalykų šitas renginys? Ką tu aukoji dėl jo? Žilus plaukus aš jau supratau. Žinok, daug ką čia galiu, kaip sakau, savo asmeninį gyvenimą tu aukoji, tu savo poilsį aukoji, tu miegą aukoji. Kažkokias gal kelionės. Kaip sakau, man asmeniškai, man laikas yra mano pats brangiausias dalykas, tai tu turi kažko tai atsisakyti, nes tikrai suderinti full-time darbą, suderinti renginio organizavimą, tai nėra, kad tik tu paskambini, tu turi sėdėti ir prie popierių, padaryti visus menedžment planus, tu turi su visa komanda turi pušinti irgi, kad aš laukiu iš jūsų dokumentų, tarkim, tu viską, tu jau turi susižiūrėti, ko jums trūksta, ko netrūksta, ką supirkti, ko nesupirkti. Tai yra didžiulis darbas. Plus yra mokykla, į mėnesį 2 kartus aš pati mokytojauju mokykloje. Tai plus asmeninis gyvenimas vis dėlto, kažkur tu vis tiek ir nori išvažiuoti, renginiai, dar kažkas, koncertai. Žinok, renginio organizavimas, tai tau labai daug atima. Aš tikiu, kad ne tik šeimos laiką kainuoja, bet ir finansų tavo pačios irgi kainuoja. Tai taip. Tai dabar apie finansus. Ar labai lengva rasti rėmėjus? Yra tokių, kurie, ateina ir sako, noriu būti rėmėjas. Žinok, šiais metais iš tokių, aš noriu būti, kur netgi aš neskambinu, aš turiu 2. Šaunuoliai, vadinasi tikrai kažką gerą darot. Pas mumis netgi tie buvo, netgi žinutė ateis iš karto po praeitų metų Jonės. Sveiki, mes buvom jūsų Jonėse, mes kitais metais norim būti jūsų rėmėjais. Aš tik norėjau klausti, ar yra tokių, kurie išliko nuo pat pirmųjų joninių iki dabar? Nuo pat pirmųjų joninių ne, bet mes turim vienus iš mūsų rėmėjus, tai yra restoranas Kaimas, kurie mus jau remia 3 metai. Jie mūsų, kaip sakyčiau, partneriai čia. Tai vienas didžiausių turbūt partnerių. Vienas seniausių partnerių, vienas seniausių ir tikrai vienas iš didžiausių. Tai dabar, gerai, aptariam praktiškai visus. O apie tavo asmeninį tokį požiūrį. Ar yra bent viena taisyklė, kurios renginio, sakykime, organizavime ir kitose dalykuose, tai viena taisyklė, kurios tu niekada nelaužai? Ar kažkokia riba, kur tu niekada neperžengi? Pas mane, aišku, būtų tai, kad būtų health safety. Aš tikrai nedaleisiu, kad kažkas kažkokiu būdu galėtų surizikuoti kito žmogaus sveikatos būklę. Tai nesvarbu, ar tai yra tik renginio lankytojai, atėjo ten, tarkim, ar padauginė, ar dar kažką, tai mes tikrai iš karto, mes turim labai stiprią apsaugos kompaniją, mes iš karto tik pamatom, mes pranešam, kad mes nenorim. Ką darot su tais? Nepaklusniais. Išmetom iš renginio. Griežtai. Griežtai, be grįžimo. Šaunuoliai. Nes mes suprantam, tai yra šeimos šventė. Žmonės suvažiuoja, tikrai net pas mus ne vien iš Anglijos atvažiuoja, pas mus ir iš Lietuvos atskrenda žmonės į mūsų renginį. Tai atskrenda su šeimom. Yra tikrai labai daug mažų vaikų, visa kita. Ir tai yra gal ir vienintelis dalykas, kodėl mes turime tiek, kaip kiti sako, pas jums labai mažai, ten tarkim, alkoholio suplajerių renginio metu. Tai ir yra ta priežastis, kad mažiau yra blaivesnė šventė. Ir linksmiau galbūt.
Ir linksmiau, supranti, ir saugiau, tarkim, kad čia iš visų pusių, kaip sakau, žinai, ne vien tik tais, kad ir renginio organizatoriai irgi tenais gali, žinai, kažką, tai nekalbu apie alkoholį, bet aš kalbu apskritai gali tokių, tarkim, kažkokių nesąmonių padaryti, kur tu taip stovi, tu žiūri ir tu galvoji, viskas, pravažiuojam, dabar nieko nepakeisi, dylinsim rytoj. Ir viskas, o tikrai yra tokių variantų, kur kartais, tu galvoji, žmogau, kaip taip galima. Ir sakau, man asmeniškai man saugumas yra pirmoji eilėj ir man yra nesvarbu, kas tas yra žmogus, ar tai mano geras draugas, ar tai mano komandos narys, ar tai yra svetimas žmogus atėjęs iš gatvės, su juo bus susitvarkyta. Žodžiu, nėra tokio, žinai, kad ačiū. Kažkur valiojasi kampe, tegu valiojasi. Už pakarpos lauk. Ne, mes tikrai stengiamės visus sužiūrėti, visus. Aš ir pati, kaip sakau, mano komanda sako, mes tavęs nebematysim. Jau kai būna renginys, aš va taip, visur, aš prie bilietų, aš į kempingus, aš prie pagrindinių vartų. Jau sako, tau nereikia, sako, tu tik būk. Ne, kai aš neprižiūrėsiu kažką, vaikit, jau viskas gerai, visko turit, nes ne vien tai, kad tu ateini, žinai, patikrinti, ar pas jūs nėra problemų, tu ateini paprasčiausiai pasižiūrėti, kaip tavo komanda, kaip jiems sekasi, ar netrūksta valų. Patikrini ir savo komandą. Jo, ar jie turi atsigerti, ar jie turi maisto, gal juos reikia pakeisti, gal per mažai žmonių, gal reikia kažką suderinti, ar racijos gal neveikia, dar kažką. Tu dirbi savo komandai. Tai dabar jau į pabaigą keliaujam ir baigėsi tas renginys. Ar esi save sustabdžius akimirką ir kokios emocijos vyksta tada po viso to renginio? Žinai, jau įvyko, jau čia visos emocijos, ten tos pagrindinės nuslūgo. Kokie jausmai tada pas tave verda? Dėkingumas. Dėkingumas kam? Visiems. Ar esi savo komandai, ar turi kažkokį tai atskirą, kažkokią padėką, kažkokį ritualą, kažkokį tai... Kaip tu atsiskaitai su savo komanda už tą gerą darbą? Nes aš supratau iš tavo pokalbio, kad komanda yra tavo pirmutinis prioritetas didžiausias. Komanda mes visą laiką, kaip sakau, žmonės mane visą laiką išmokino. Per renginį augom, ten buvo, aišku, kažkokiu ten buvo tokių paminėjimų, Asta, čia visą garbė tik tai tau. Tai dabar tikrai visą laiką stengiuosi. Jau lipdama ant scenos, tai čia ne vien dėl to, kad buvo pamoka, bet supranti, kai tu nesi profesionalas, tu nežinai, tu užlipi ant scenos ir, kai sakau, tu pamiršti ir tu ateini, tu atkali tą, ką tu galvoji ir tu išeini ir tu, aš to nepasakiau, o dabar aš žinau, kaip Dieve mano, užlipi pirmas dalykas. Ačiū mano komandai, ačiū jums žmonės, kad jūs susirinkot į šitą renginį, nes be komandos ir be žmonių to renginio nebus. Tai, kai sakau, tu padėkoji pirmutiniais žodžiais tiem, kas atvyko ir tiem, kas padėjo padaryti. O paskui mūsų afteris yra. Tai afteris yra didžiausia padėka. Afteris mūsų didžiausia padėka. Taip ir po to būna, žinai, mes ir po renginį, nes, kaip sakau, mūsų afteris tai yra, kai jau visi svečiai išeina ir mes tada jau, kaip sakau, mes jau galime šiek tiek atsipalaiduoti. O šiaip mes dar visą laiką tikrai stengiamės pasidaryti bent jau savaitę, 2 savaitės po renginio. Mes visą laiką pasidarom mūsų visos komandos mytą. Tai ar Peterbore, ar kitam mieste. Nes pas mumis būdavo taip, kad labai daug kas savanoriauja, arba netgi iš mano komandos labai daug kas yra iš Peterboro. Tai mes stengiamės žiūrėti, žinai, tokia vieta, kad visiems būtų patogu suvažiuoti. Nes yra žmonės, kurie pas mane, pavyzdžiui, mano komanda yra Peterboras, Southendas, Londonas, Milton Keynesas, Lutonas, iš visur, Keteringas. Visi, supranti, išsibarsti. Ir ieškai vienos vietos, kur suvažiuojam, pabūnam, apšnekam viską. Atsibučiuojam, atsidėkojam. Ir taip gerai, hebrytą savaitę laiką turit poilsio, kai kas mažiau. Ir viskas. Ar būna taip, kad po renginio, sakykime, po to savaitę susitinkat ir ar labiau, galbūt netgi tu pati, analizuoji klaidas, ar labiau pasidžiaugi, kas įvyko renginyje? Kaip vyksta pas tave tas tai? Ar tu ieškai, kad ką galėjau padaryti ir galėsiu padaryti daugiau, ar geriau, džiaugiuosi už tai, kas buvo? Aš abiejais variantais pas mane yra ir pasidžiaugimas, bet ir yra analizavimas. Ir analizavimas ne vien tik kad aš analizuoju visą komandą. Ir kai sakau, aš ateinu, aš pasakau savo pointus, ką aš mačiau negerai, kur mes turim improvinti, kaip mes tą turim padaryti, kaip aš įsivaizduoju.
Jeigu ką jūs galite patarti ar dar kažką, tai bet tai lygiai tą patį pasako ir komanda. Ir aš esu tikrai ne kartą gavusi tiek komplimentų, vadinkim, gražiai. Tai tada, supranti, tu susimastai. Reiškia, jo, tu kažką blogai darai, kad jeigu, žinai, komanda buvo, tarkim, aš supykus ar dar kažką, tai, žinai, tai tu va tave perverdi. Aha, okei, dėl ko, kodėl aš gaunu tokią kritiką iš savo komandos ir tada tu permastai, ant to reikia padirbėti. Ir kartais, žinai, jeigu tu žinai, kad tavo pasakymas nepakeis nieko, net neverta sakyti. It's gonna be alright. Jo. Tas tikrai. Ir šiaip aš pritarčiau tau, kad vis dėlto verta kalbėti su komanda, nes suburti gerą komandą yra ne taip ir sunku, bet ją išlaikyti yra pats sunkiausias dalykas. Ir aš labai džiaugiuosi vadovais, organizatoriais, kurie suburia ir metų metus dirba su ta pačia komanda. Tai gerai, tai dabar klausimas. Ar Joninės dar augs? Faktas. Iki kokio lygio? Tai jau sakėjai, bet kol nebetilps. Na, aš, kaip sakau, aš norėčiau, kad Joninės būtų... Aišku, aš norėčiau padaryti tokį didžiausią renginį lietuvių, diasporos lietuvių, kurie yra Europoje išvykę didžiausią. Kad tai būtų didžiausias europinis lietuvinis renginys. O be Joninių galim iš savęs tikėtis kokiu nors dar papildomų galingų tokių renginių? Tokių galingų. Ar čia yra tavo tas beivis? Kas pasakė? Kas prasitarė? Yra svajonės. Su svajonėm, kaip sakau, reikia tikėti ir bandyti jas įvykdyti. Tikrai turiu, tikrai dirbu ant to, žiūrėsim, išeis. Tai dabar, kadangi jau mūsų laikas eina į pabaigą, aš tavęs noriu paprašyti užsimerkti. Įsivaizduoti save po 10 metų. Ką ta moteris, kuri yra ten po 10 metų, tau dabar sako? Vat būtent dabartiniai Astai. Žmogau, išsimiegok. Kokia paprasta. Aš sakau to, ko man trūksta. Žmogau, išsimiegok. Šiandien yra sekmadienis, aš tave jau ir paleisiu. Kad tu galėtum važiuoti miegoti. Jo, net aš suglumau su tokiu atsakymu, nes aš buvau pasiruošęs, kad tu čia, žinai, įsivaizduosi kažkokį kitokį vaizdą. Aš tau sakiau, aš esu labai paprastas, aš esu labai žmogiškas žmogus. Pavalgyti, pamiegoti ir patirti. Tai aš iš tikrųjų tau labai noriu padėkoti už pirmas dalykas, už tavo energiją. Antras dalykas, už tavo spindinčias akis. Jose yra tiek daug velniuko, bet to velniuko to gero, žinai, kur eisiu, lipsiu, darysiu. Ir aš iš tikrųjų norėčiau, kad ir žmonės, pažiūrėję šiandien gal laidą, užsikrėstų tavo optimizmu, tavo, galbūt netgi rastų tą patarimą, kur tu ten visam podcast'e mūsų išdavėjai tą paslaptį, kaip išlikti, kaip su ta komanda susidraugauti ir panašiai. Tai labai ačiū tau už tai, kad tu, pirmas dalykas, subūrei tą komandą, padarai grandiozinį renginį, kuris subūrė mūsų tūkstančius lietuvių, ne tik tai, kad iš Lietuvos, bet ir iš viso, ne tik iš Lietuvos, iš Jungtinės karalystės ir iš Lietuvos ir iš visur kitur, nes, čia yra tikrai wow renginys, kur tikrai turi paglostyti save. Ačiū, Asta, kad padariau. Tai šiomis istorijomis iš tikrųjų, Asta šiandien pasidalino savo nuostabią istoriją ir tokios istorijos iš tikrųjų mus, kaip žmonės, mane pačią verčia augti į priekį, eiti pirmin. Tai aš tikiu, kad jūs, mėlėjai klausytojai, žiūrovai, kurie stebėsit laidą, gavot bent menkiausią patarimą, gavot kažkokį tai kliktą, kurį galite panaudoti ir tikiu, kad turit motyvacijos, kad gavot kažkokios tai motyvacijos ir užsimotyvuosit kažką daryti. Gal nebūtinai kursit grupę, nebūtinai kursit chorą, šokių grupę, bet galbūt sukursit konkurencingą renginį didžiosiams Joninėms UK. Tai su visa pagarba ačiū už jūsų dėmesį ir susitiksim jau kitoje nekomforto laidoje. Iki pasimatymo. Iki.